Nu, Volvo fanai. Va čia Volviukas, kad, kaip sakant, pas kiekvieną Volvo faną toks turėtų stovėti garaže. Einam, rodysiu. Nu, žiūrėkit, bičiuliai. Tikras Polestaras. Volvo V60, 2018 metai, 2 litras 270 kW. 124 000 ridos. Benzinas. Žiūrėkit. O čia tai daiktas. Pavažiavau, tai patikėkit. Vinioja, neduok tu dieve. Štai. Polestaras. Gražus ratukai. Graži spalvelė juoda. Kėbulas turi vos kelis smulkius įbrėžimus. Nei viena dalis nėra dažyta. Grįžo sveikas. Žiūrėjau Vokietijos rinkui mobilede, tai radau tokį vieną, kaina virš 30 000. Šito kaina, bičiuliai, 21 500 eurų. Po kapotu viską švaru, gražu, jokių problemų nėra. Viskas sausa, jokių tepalų nuotekių nėra, variklis dirba gražiai, kaip sakiau, 124 000 ridos. Pasidariau diagnostiką, tuoj viską parodysiu. Pradžiai pasižiūrėkim, kaip viskas viduje atrodo. Štai, sėdinėlės, Polestar. Oda su Alcantara. Atmintis, elektra. Žiūrėkit, koks vairiukas gražus. Nai. Kaip sakant, pilnai multifunkcinis. Čia šviesos. Čia o tokia graži apdaila. Taip pat Polestaras. Kapholderiai. Alcantara porankiukas. Mėlynos siūlės visur, kaip Polestarui ir priklauso. Keleivio sėdynė taip pat viskas gražu. Diagnostika. Va, žiūrėkit, pasidariau diagnostiką. Visi blokai žali. Jokių klaidų absoliučiai nėra. Rida 124 000. Klima, kondicionierius šaldo puikiai. Viskas kaip turi būti. Čia visi mygtukai užpildyti. Šildomas vairas, kaip matot, šildomos sėdynės, linijų palaikymas, ženklų atpažinimas, susidūrimo prevencija ir taip toliau, bičiuliai. Aklos zonos, va, blisas vadinamas. Čia visur gražu, niekas nenubaladuota. Harman Kardon garso aparatūra. Viskas gražu. Ant durelių viskas gražu. Nu, sakau, gyvas automobilis, bičiuliai. Galą pasižiūrėkit, va. Čia kaip niekas niekur nesėdėjęs. Toks jausmas, kad važinėjęs vairuotojas. Ir tai, sakau, vairuotojas sėdynė idealiai išlaikyta. Jeigu būčiau tas tikras Volvo fanas, nu tai tikrai tokio aparato norėčiau savo kieme. Čia yra automobilis, bičiuliai. 1500 vienetų per visą pasaulį buvo tokių pagaminta. Einam parodysiu, koks šito numeriukas. Va, žiūrėkit. Engineered by Polestar. Ant slenkščio ir tai yra 791 iš 1500 vienetų. Viskas, kaip sakiau, švaru, gražu, jokių nėra nesąmonių, jokių nėra burtų. Buvau nusiėmęs, nusisukęs dangtį, viskas gražu, purkštukai sausi. Ventiliatorius dabar tik tais įsijungęs, nes pas mus Šiauliuose 27 dabar. Karšta. Taip pat automobilis turi distroniką, parktronikus prieki gale ir galinio vaizdo kamerą bei gražias juodas lubas. Nežinau, man jeigu salonas automobilyje tamsus, tai norisi kažkaip ir lubos jau būtų tamsios, o ne šviesios. Kas sutiksit, manau, kas ne, kaip sakant, skonis draugų neturi.
Šito automobilio kaina 21 500, jeigu domina bičiuliai, o tikrai manau, kad atsiras tokių, kurios domins ir labai, nes tai yra išskirtinis aparatas, 270 kW, nuvinioja, sakau, kažkas tokio hibridė. Čia reikia pabandyti, kad suprasti. Mano kontaktai virš mano galvos, kaip visada, telefono numeris, nemaišykite, šitas telefono numeris yra skirtas automobilių pardavimam, taip kad kas ieškote automobilio arba norite, kad patikrintumėm jūsų išsirinktą automobilį, rašykite man į Važiuojam Auto Facebooką arba Instagramą. O dėl šito automobilio skambykit nurodytų telefonu virš galvos arba susisiekite Facebook'e ir Instagrame Važiuojam Auto Brokeris. Lauksiu jūsų žinučių, lauksiu atvažiuojant į vietą, kaip sakant, atsisėsit, pasimatuosit, užsivesit, pasiklausysit garsą, pravažiuosim ir tikrai manau, kad pirmas atvažiavęs ją ir nusipirksit. Nes automobilis šiai dienai be trūkumų. Pasidariau pilną patikrą, viskas ledas. Ačiū dar kartą ir gražios jums dienos.